Išnagrinėkime veiksmus su iracionaliais skaičiais. Kaip atliekami šie veiksmai, kaip šiuos veiksmus taikyti ir kaip rašyti atsakymą. Iracionalieji skaičiai tai yra neperiodinės trupmenos. Pavyzdžiui, šaknis iš 2 arba skaičius pi yra taip pat neperiodinė trupmena. Reikėtų žinoti šias šaknų dauginimo savybę ir šaknų dalinimo savybę. Jei pošaknis a daugiau arba lygus 0 ir b daugiau arba lygus 0, pirmuoju atveju a šaknis ir b šaknis, dauginant parašome skaičių a ir b sandaugą po viena šaknimi. Antroje dalyje, jeigu a daugiau arba lygu 0, o b griežtai daugiau už 0, nes dalyba iš 0 yra negalima, tai atskirų šaknų dalybą galima parašyti po viena šaknimi. O kaip sudėti ar atimti iracionaliuosius skaičius? Įsivaizduokite, kad 2 šaknys iš 3 yra kaip 2 saldainiai. Norint pridėti šaknį iš 3, tai yra tokį patį dar vieną saldainį, žinau, kad bus 3 saldainiai. Tai yra 3 šaknys iš 3. Atimti 3 šaknys iš 2, atimti 4 šaknys iš 3 ir pridėti 5 šaknys iš 2 ir atimti šaknį iš 3. Jūs suprantate, kad panašus nariai yra 3 šaknys iš 2 ir 5 šaknys iš 2. Jie sudėjus gauname 8 šaknys iš 2, o minus 4 šaknys iš 3 ir šaknys iš 3 su minusu yra minus 5 šaknys iš 3. Dalinant šaknį iš 27 iš šaknies 3, galime parašyti, kad tai yra šaknis iš 27 trečiųjų, o tai yra šaknis iš 9 ir tai yra 3. Jei norėsime sudauginti štai šias 2 šaknis, sudauginsiu pošaknis parašiusi po viena šaknimi, o šaknis iš 16 yra 4. Nepamirškite, kad jei būtų šaknis iš minus 4, ji neegzistuoja, nes šaknis iš neigiamo skaičiaus neišsitraukia, jei šaknies laipsnis yra lyginis. Apskaičiuokime, kiek yra 3 laipsnio šaknis iš minus vieneto. Tai yra minus vienetas, nes minus vienetas pakeltas trečiuoju yra lygus minus 1. 4 laipsnio šaknis iš minus vieneto neegzistuoja. 5 laipsnio šaknis iš minus vieneto yra minus 1. Nepamirškime, kad jei šaknies laipsnis yra lyginis, tai yra 2, 4, 6, 8 laipsnio šaknis, pošaknis visada turi būti daugiau arba lygus už 0. 3 laipsnio šaknis iš minus 125 yra minus 5, nes minus 5 trečiasis laipsnis yra minus 125. O jei norėtumėm suskaičiuoti štai tokią 3 laipsnio šaknį, kur pošaknyje yra štai tiek dauginamųjų, ką pastebėsite? Reikia, norint ištraukti 3 laipsnio šaknį, surasti dvejetą trečiuoju, trejetą trečiuoju, matau, kur jie yra, ir po to parašyti tai, kas lieka po šaknimi. Todėl prie šaknį parašysiu 2 kart 3 prie šaknį, o tai, kas liko, 2 kart 2 yra 4, 3 kart 5 yra 15, o 4 ir 15 sudauginus, 3 laipsnio šaknį gausime pašonėje iš 60. Todėl mūsų atsakymas ir būtų 6 3 laipsnio šaknys iš 60. Dabar apskaičiuokime šaknį iš 48. 48 išsiskaidome pirminiais dauginamaisiais ir pastebime, kad 48 yra 2 kart 2 kart 2 kart 2 ir kart 3. Iš 2 kart 2, tai yra iš 4, mes galime ištraukti prie šaknį 2. Analogiškai šitų sandaugos taip pat galime ištraukti prie šaknį 2. Todėl 2 kart 2 prie šaknį parašysiu, kad yra 4. Po šaknimi liko
trejetas. Jei skaičiuosime šaknį iš 99, gali ir neskaidyti, o parašyti, kad 99 yra 9 kart 11. Tada traukiame šaknį atskirai iš 9 ir iš 11 ir atsakymus sudauginame. Šaknis iš 9 yra 3, šaknis iš 11 stovės pašoniai. Todėl atsakymas yra 3 šaknis iš 11. Šiuos pavyzdžius išsinagrinėkite savarankiškai ir ypač nesuklyskite trečiame pavyzdyje. Jei yra pas mus pošaknyje atimtis, tai pirma turite atlikti veiksmą atimties, o tada tik tai traukti šaknį, jei jinai išsitrauktų. Reikia mokėti ir įkelti dauginamąjį po šaknies ženklų, ypač šaknų palyginimo rezultatą rasti. Pavyzdžiui, 2 šaknis iš 5 yra tas pats kaip šaknis iš 4 kart 5 po šaknyje, tai yra iš šaknies iš 20. Jei yra 2 trečio laipsnio šaknis iš 3, tai įkeliant dvejetą po trečio laipsnio šaknimi mes gauname 8. 8 kart 3 po šaknyje trečio laipsnio bus 24. Jei mūsų prašo apskaičiuoti, kiek yra šaknis iš 12 plus 2 šaknis iš 3, tai jūs 12 išsiskaidote dauginamaisiais 4 kart 3. 2 plus šaknį iš 3 paliekate stovėti ramiai. Iš ketvirto išsitraukia 2, todėl lieka po šaknim tik tai 3. Ir pridėjus dar 2 šaknis iš 3, gauname, kad atsakymas yra 4 šaknis iš 3. Šią užduotį pabandykite padaryti savarankiškai, sustabdykite mane dabar, o po to pasitikrinsit. Kartais atliekant veiksmus gera žinoti sutrumpintas daugybos formulės, jei pastebime, kad vienose skliaustukose yra šaknis iš 3 plus 1, antrose šaknis iš 3 minus 1, tai galime pritaikyti, kad tai bus pirmojo skaičiaus kvadratas minus antrojo skaičiaus kvadratas. Tai yra 3 minus 1 ir tai yra 2. Aišku, jūs galėtumėt kiekvieną narį dauginti iš kiekvieno atliekant daugybos veiksmą. Ir gautumėt tą patį rezultatą, tik truputėlį ilgiau spręstumėt. Dabar spręskime uždavinį apie statų trikampį, kur žinome, kad statinių ilgiai yra šaknis iš 2 ir 4. Prašo rasti trikampio plotą. Žinome, kad stataus trikampio plotas yra lygus statinių sandaugos pusiai, todėl parašius gauname 4 kart šaknis iš 2 dalinta iš 2. Suprastinus ketvirtą ir dvejetą mes gauname, kad atsakymas yra 2 šaknis iš 2 kvadratinių matavimo vienetų. Prašo rasti eilutėje, koks įžambinės ilgis. Pritaikome Pitagoro teoremą. Ir žinome, kad įžambinės kvadratas yra lygus statinių kvadratų sumai. Todėl galėsime parašyti, kad x kvadratu yra šaknis iš 2 kvadratu plus 4 pakeltas kvadratu. Suskaičiavus gauname, kad mūsų x yra 18 x kvadratu ir ištraukus šaknį, kadangi 18 yra 9 kart 2, mes parašysime, kad mūsų x yra 3 šaknis iš 2 ilgio matavimo vienetų. Jei prašo surasti mūsų perimetrą, tai reikia sudėti visų kraštinių ilgius. Perimetras bus 4 plus šaknis iš 2 plus 3 šaknis iš 2. Sutraukus panašius narius, kurie turi šaknį iš 2, mes atsakymą turėsime, kad tai yra 4 šaknis iš 2 plus 4 ilgio matavimo vienetų. Dažnai mūsų prašo panaikinti racionalumą trupmenos vardiklyje, todėl kad rašant atsakymą prašoma visada palikti trupmeną, kurios vardiklyje nėra šaknies. Jei mes spręsime šį uždavinį, tai sprendimui reikės prisiminti, kad mes jeigu padauginsime ir skaitiklį, ir vardiklį iš vardiklio 3 šaknis iš 2 plus 2 sujungtinio skaičiaus, tai mūsų trupmenos reikšmė nepasikeis. O kodėl mes taip darome? O todėl, kad dabar pas mus vardiklyje bus
įsivaizduokite, čia yra a minus b, čia yra a plus b, tam ir dauginau, kad gaučiau formulę a kvadratu minus b kvadratu. Todėl mes turėsime 3 šaknis iš 2 pakelti kvadratu ir atimti dvejetą pakeltą kvadratu. O skaitiklį perrašysiu toksai, koks dabar jisai yra, ir jo neliesiu. Kągi mes gavome vardiklyje? 3 šaknis iš 2 pakėlus kvadratu mes gausime 9 kart 2, tai yra 18. Atėmus 2 kvadratu tai 4, mes gausime, kad vardiklyje yra 14. Perrašius skaitiklį pastebime, kad mūsų skaitiklis ir vardiklis turi bendrą dauginamąjį 14, todėl galime suprastinti. Ir štai mūsų uždavinio atsakymas. 2 kart skliaustukuose 3 šaknis iš 2 plus 2. O jei mūsų prašo apskaičiuoti štai šio reiškinio reikšmę, tai prieš atlikdami veiksmus pirmiausia trupmenuose panaikinkime iracionalumą. Todėl parašau, kad pirmos trupmenos ir skaitiklį ir vardiklį dauginsiu iš 5 plus šaknis iš 7. Antros dauginsiu iš 7 minus šaknis iš 5. Trečios iš šaknis iš 7 minus šaknis iš 5. Trupmenų reikšmės nepasikeičia, bet mūsų iracionalumas dabar vardiklyje bus panaikintas. Mes gauname pirmos trupmenos skaitiklyje 5 kvadratu minus šaknis iš 7 kvadratu, o tai yra 18. Skaitiklį perrašau. Ir pastebiu, kad susiprastins. Todėl mano pirmoji trupmena bus 5 plus šaknis iš 7 padalinta iš 2. Analogiškai susitvarkau ir antrąją ir trečiąją trupmenas. Tikiuosi padaryti ir jūs savarankiškai, taip kaip aš. Gavome štai tokį skirtumą ir sudėtį trupmenų, kurių vardikliai yra vienodi. Kągi aš dabar galiu padaryti? Aš galiu paimti ir parašyti bendrą vardiklį, o jisai yra 2, o su skaitikliais atlikti atitinkamus veiksmus. Pridėti 7 minus šaknį iš 5 ir kadangi čia yra atimtis prieš trupmeną, įsivaizduokite, kad čia yra skliausteliai ir nepamirškite pakeisti ženklų. Minus šaknis iš 7 bus ir plus šaknis iš 5. Sutraukime panašius narius, matome, kad mūsų šaknis susiprastina ir skaitiklyje lieka 12 padalintas iš 2, o tai yra 6.